Labą dieną, šiandieną aš vienas, Lauras Lučiūnas išskrido į Romą pas popiežių, tartis dėl plokštelės leidybos ir nutariau šiandieną pasikalbėti su kolegomis, pasikviečiau svečius, draugus, pažįstamus, kolegas, konkurentus, vienų nekenčių, kitus myliu, čia, kaip sakiau, mes vieni kiti bendraujame. Taip, kad nenustepkite, jeigu mes čia susimušime arba dar kažką tai darysim tokio, visokių čia minčių jau kilo ir apsikabinti ir pasibučiuoti. Tai Remigijus Knabikas, Meduza Koncert, tikrai vienas didžiausių irgi renginių organizatorių, daug metų šitame versle, daug ką atvežęs, daug ką išvežęs, puikiai dirba. Vaidas Dancevičius, Bravo Koncert. Teisingai? Evans. Bravo Evans. Evans, atsiprašau, Bravo Evans, tai irgi daug vežęs, daug atvežęs, daug gavęs per nagus ir ne tik per nagus. Dar iki koncertų nedagyvenė. Jo. Ir turime Renatą Načiajų, kuris yra šiai dienai Šiaulių arenos valdytojas, taip galima sakyti, taip atstovauja. Daug metų dirbantis buvo Žalgirio arenos. Ir žiūrėjau, ko tik tai nebuvo. Jo, praktiškai visko buvo. Kažkas atsimena, buvo dar ir toksai Vilniuje, toksai Brodvėjus, tai tam Brodvėjui vadovavo, vienu žodžiu, žmogus visą gyvenimą dirbantis būtent su muzika, su pramogom ir labai daug žino visko ir tikrai daug ką gali papasakoti. Tai va, ir šiandien mes sakėm, pasikalbėsime tikrai aktualią temą Lietuvai, ypač mum, dirbantiems šitam rate pramogų. Tai taip kaip Lietuva užkariauja nemokamų koncertų banga, tiesiog tsunamis. Ir šiai dienai Lietuvoje jų tiek daug, kiekvienam mieste Lietuvos, vasaros tai tiesiog yra nemokamų festivalių, nemokamų miesto šventės, gimtadieniai. Baisu, kas darosi iš tikrųjų. Dėl ko baisu? Gal ir nebaisu, aišku, žmonėms gerai, viskas nemokamai. Bet tada klausimas, kaip verslas gyvens, kaip verslui reikės elgtis, ką reikės daryti ir kaip prisitaikyti prie to, nes visi čia, kurie sėdi ir veža užsienio žvaigždės, tikrai didžiulės, kurios brangiai kainuoja, reikia surinkti žmonės, kad tie žmonės ateitų. O mūsų miestai nusprendė padaryti konkurenciją ir sugalvoja daryti viską nemokamai žmonėms. Tik tai už mūsų pačių kažkaip tai, nežinau, surinktus pinigus, nežinau, gal tie pinigai yra neteisingai nukreipiami, galbūt juos ne ten reikėtų išleisti, galbūt reikėtų su jais elgtis kitaip, verslą reikėtų daugiau įtraukti. Vienu žodžiu, apie tai mes šiandien čia ir pasikalbėsime. Ir aišku, turbūt apie nieką kitą dabar nekyla noras kalbėti, kaip apie Vilniaus gimtadienį, kuris bus, kur čia nesnei apsiskelbė, kad atvežama pasaulinė žvaigždė, rytą orą, kaip vaikšto jau internete bajeriukai įvairūs, kad visi pinigai į orą. Į orą. Tai sumos įspūdingos, sumos nemažos ir čia tarp mūsų sėdinčių sėdi tikrai ne vienas, kuris yra vežęs panašias žvaigždės. Ta pačia Ryto orą yra vežęs ir Vaidas į Granatas. Prieš kiek metų? 18 metais. Tai va, tai Ryto orą jau buvo Lietuvoje. Tai turbūt galėtų mums dar daugiau pasakyti, kiek tenai ir kainavo ir kaip yra ir manau gal papasakos. Tai mano supratimu tema įdomi. Aišku, įdomina ypatingai verslo žmonėms, kurie dirba šitoj srity, bet aš labai tikiuosi, kad mūsų nuogąstavimus, mūsų pastabas, mūsų mintis išgirs ir galbūt valdininkai, kultūros darbuotojai, ministerijų darbuotojai, savivaldybių darbuotojai, galvokit, išgirdę iš mūsų kažką įdomaus, ieškokit mūsų ir kalbėkit su mumis, mes visą laiką pasiruošę padėti, patarti, pakonsultuoti. Ir aš nežinau, mano, žinai, galbūt aš net norėčiau ir pradėti, Renatai, kaip tau atrodo Vilniaus šventė? Didžiulė šventė laukia mūsų ar ne? Nu, gal pradėkime nuo to, kad, Martynai, pradėjai pasakyti, kad nemokamai, iš tikrųjų nemokamai žmonėm, bet iš tikrųjų mokamai mums. Iš esmės žmonėm. Tai yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Ar viešas sektorius iš esmės gali leisti tokiom programom, renginiam, festivaliam pinigus? Na, manau, kad taip. Pagrindinis klausimas, kaip tai daro. Tai aš galbūt ko pasigendu, žiūrint į tą tikrai didelę šventę, numatoma, kad bus didelė, pasigendu galbūt procedūrų tinkamų, žinai, jeigu mes turim tikslus, klausimas, koks tikslas to šventės. Jeigu tikslas yra prikviesti užsieniečių, jeigu tikslas yra išviešinti Vilnių, išgarsinti, padaryti kažką įdomaus, tai galbūt turėtumėm daryti šiek tiek kitaip, žinai, kviesti
verslo atstovus, kviesti, žinai, didžiausius producerius, promoterius ir kalbėti, ką mes galim padaryti, kad padaryti, žinai, didelį įspūdingą renginį, kuris būtų įdomus. Tai man kyla klausimų, pagrindė turbūt, ar tikrai tinkamos procedūros, jeigu mes matom birželio mėnesį paskelbėm koncertą ir tikimės, kad važiuos daug užsieniečių Liepos 25, turbūt vargu. Vargu, ar tie tikslai bus išpildyti, žinai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, galbūt pačios koncepcijos, aš nelabai suprantu, jeigu mes darom, tikrai didelę šventę su tiek pinigų, tai galbūt ją reiktų šiek tiek kitaip daryti. Toks trumpas gal komentaras pradžiai. Bet aš kaip suprantu, žinai, aš prieš save turiu ekspertai, tokią nuomonę, čia ekspertų, kuri buvo būtent laimėtojų skirta ir čia aiškiai parašyta koncepcijos gairės atitinka Vilniaus įvaizdį apibūdinančios raktažodžių Next Comfy Artistic Bold. Pasiūlyta festivalio idėja atliepia Vilniaus ir modernaus tarptautinio žalio miesto idėją. Pasiūlyme įvardinti konkretų sprendimai. Pavyzdžiui, nemokami ausų kištukai jautrioms socgrupėms. Jūs man atsakykite, čia tikrai yra ta tokia konceptuali idėja? Šiaip, skaitant, man dabar juokinga darosi. Aš neskaičiau, negaliu komentuoti. Bet tai įsivaizduokit, nemokami... Aš pamiršau pradžią, kad ten pradėjai sakyti, tas sakinio pradžią. Tai aš labai, čia žinai, čia taip aš skaitau, kas parašė, čia ir ekspertai nurodė apibendrintą vertinimą. Pagrindinė priežastis laimėtojos. Laimėtojų, dėl ko jie laimėjo? Jo, čia galbūt... Aš suprantu, kad čia dar ten yra, kad bus užtikrintas tvarus festivalis, taip toliau. Ir žodžiu, burbulų stumimas, aš viską tą labai puikiai suprantu, nes labai sunku yra iš tikrųjų įvardinti, kada reikia tikrai padaryti, yra biškai sudėtingiau. Ausų kištukus, nepykit, nėra sudėtinga. Vingio parke išdalinti. Vaidas daro festivalį, kiek metų festivalį, yra aiškus konceptas, aiški struktūra, aiškus atrakcijos žmonėm ir visas užimtumas. Neskaitant to, kad sudegino vieną kartą rūmšį. Ne jie, kaip žinia, ne jie, tai nešmeiškis žmogus. Bet nesmė, žinai, galbūt vėlgi, ko trūksta, kaip ir kalbėjom, visų apdovanojimų visam pasaulyje, ar apdovanojimai, ar kažkokios komisijos, kažkas, tai išviešinkit jūs tą komisiją, kad mes suprastumėm, kad tai yra Pakvieskite čia. Kas ta komisija? Kas ta komisija? Prašau, o aš jums turiu klausimą pastabą. O pakviet kažką tai iš organizatorius, iš Vilniaus. Tai žiūrėk, aš tai galvoju taip, kai mes pakalbėsim, aš tai su mielu noru. Tai bus nebe o kodėl? Jie gali ateiti, žiūrėk, mes galim jiems užduoti klausimus. Jeigu būtų stalas apvalus, būtent pakvietę iš Vilniaus. Tai mes gali būti antras raundas. Tai jie jau turės pranašumą. Tai viskas gerai. Mes lengvų kelių neieškom. Masiulis tarė. Aš tai galvoju paprastai, nepamiršk, kad jie jau ir taip yra pas mus Vilniuje, biškiai apsikakoja, nes aš nebijau to pasakyti, su savo to imidžiniu klipu, ten, kaip pasakoju, kad ten vertina gerai taip toliau, aš to momentu buvau užsienį išvažiavęs, rodžiau ne vienam žmogui tą klipą, tai sulaukiau tokių nuomonių, kad geriau net nepasakosiu. Šiais laikais kas daro klipą ilgesnį negu 20 sekundžių. Ne, čia jau kita tema. Bet žiūrėkit, mano pagrindinis komentaras šią temą, žinai, jeigu matom sprendimai padaryti, tai turim žinot, kas tos sprendimus, kas prisidėjo prie tų sprendimų. Aš žinau, kad Martynas dalyvavo, mama apdovanojimai, yra aiški komisija, aišku, supranti, kas tokie, ką žmonės veikia, ką gyvenime nuveikia, mes žinom. Ir tai, žiūrėk, Renatai, ir tai ne visi žino, ne visi, nes jie nesidomi. Tai gal čia jie kažkur yra paskelbę, kas yra ekspertai, dar kažkas neskelbė. Aš kaip pilietis žiūrėjau, kaip Vilniuje gyvenantis, niekur nemačiau, kad būtų nei Go Vilnius puslapyje ir žinai, man sakau, pagrindinis klausimas, viskas tvarkoja, daro šventę, nemoka, viskas gerai. Klausimas A, ar tikrai procedūros teisingos ir ar tikrai mes laikomės procedūrų, jeigu mes paleidžiam konkursą ir konkurso pasiekmė, kad birželio mėnesį mes anonsuojam, ką mes turėsim. B, nėra įtraukiama, sakau, visi didieji organizatoriai, ateitų, sakytų Vaidai, ką planuoja 25-27, gal mes ne 700 tūkstančių, bet gal duosim 300, jūs padarykit kažką, tai užtektų gal to tikrai įspūdingo, žinai, atlikėją atvežti. Aš toks, mano jausmas, kada tu ateik verslui, pasiūlyk ir kaip ir kalbėjom, žinai, tų žmonių pritraukimas, labai puikus pavyzdys, mūsų kaimynai estai, yra aiškus kriterijai. Užsienio atlikėjų koncertai, tarptautinių atlikėjų koncertas, biudžetas 250 tūkstančių plus,
pardavus 500 bilietų, tu gauni paramą miesto, kuriame darai. Bet čia miestas ar vyriausybės? Miestas. Per miestus jie ten eina, jo. Tai, žinai, ir tada pardavus daugiau, kiekvieno ten skaičiuojas pateikia. Ir aiškios taisyklės, aiškus reikalavimai, kas tai yra tarptautinis atlikėjas, kas tai yra biudžetas, kas tai eina, kas neeina. Ir viskas suskaičiuojama. Vietiniam atlikėjim yra kitos programos. Tai, žinai, gal reiktų imtis tą modelį ir duoti verslui, žinai, patiems spręst, pasiūlyt, galbūt jeigu būna mokamas tas renginys, bet su kažkokia pagalba, kažkokiom spec grupėm, žinai, remtinom grupėm tu duodi kažkokius kvietimus. Aš nežinau, bet aš pasigendu tos diskusijos, žinai, su verslu. Ir, žinai, kai pradėjai sakyti nemokamai, tai gal čia nieko nebūna nemokamai. Tai gal kai daro tokius konkursus, jau iš anksto būna sutarta, kas turi laimėti. Tarsi, nežinau, ar sutarta, bet toks vaizdas susidaro, kad kai kada labai yra pataikaujama kažkam tai iš karto. Tiek, kiek matos viešo erdvėje, kaip komunikuojama, tai panašu, kad... Gerai, tada mano kitas klausimas. Tai Rita Ora didelė žvaigždė šiai dienai ar ne? Vaidai, tu vežėjai prieš tiek metų. Dabar jinai didesnė žvaigždė negu buvo? Labai geras klausimas. Bet jūs žiūrėk, gerai, tu va dabar irgi. Didelė žvaigždė ar ne čia yra? Šiaip aš sakau. Aš kadangi tame konkurse dalyvavau, mes teikėm Ritos Oros net nesivertė liežuvis įvardint kaip galimos atlikėjos tokiam renginiui. Mes ėjome su Jason Derulo. Tai va, tai buvo pasiūlymas ir Jason Derulo, aš taip suprantu, Vilniuje, ne, tam konkurse. Jūs siūlėte ką, pavyzdžiui, kad suprastumėte... Šiaip buvo 9 atlikėjai, tame tarpe buvo įvairūs 3 metam, tame tarpe buvo ir Tiesto buvo, ir Martin Garrixas buvo, ir Eleni Kravicas buvo, ir Ellie Goulding ta pati buvo. Ir, kad būtų įvairiau. Ir The Lumineers buvo tokios grupės, kurios kažkas naujas, kurios ir nebuvusios Lietuvoje. Ir kad atitiktų tokie kaip, pavyzdžiui, koks Tiesto, tai tikrai nemokamas koncertas, tikrai pritrauktų iš Latvių bent jau tikrai ten keletą tūkstančių žmonių. Ko Rita Ora, aš abejoju, kad iš Kauno kas nors atvažiuos pasižiūrėti. Remigijus, žinai, gerai suka link to, kad pritrauktų ir nepritrauktų. Čia diskusijos klausimas. Čia diskusijos klausimas, sutinku. Bet Rita Ora, kad nepritrauktų, tai aš, žinai, negali įrodyti, bet aš esu tikras. Tai, žiūrėk, mes dirbdami, aš tą patį sakau, Rita Ora. Aš dėl to, žinai, galiu ginčytis. Pavyzdžiui, dėl Tiesto, supranti, ketvirtadienis. Ne, čia yra niuansų. Bendrai, toks, jeigu biškai pradėjęs anksčiau, visą šitą reikalą organizuoja Go Vilnius. Taip. Jų misija - pritraukti turizmą ir verslą. Tai nėra kultūros skyrius, kuris daro sostinės dienas. Taip. Ar ne? Tai klausimas, pavyzdžiui, pernai konkurso rezultatas buvo, kas buvo iki Bastille ir Clean Bandit, net nežinau, bet jau headlineriai vakaro, tai buvo ten Bastille su nežinomo atlikėja, ne, Clean Bandit su nežinomo atlikėja, neatsinu, kas buvo apie atlikėją, kažkokia kvestinė, ir Bastille. Bastille Garnatose grojo 14 metais, Clean Bandit 15. Bet, kad tie nepritraukia turistų iš užsienio... Galiu pasakyti, Clean Bandit buvom pasiėmę už 40 000 euriukų į Botanikos sodą Vilniui. Tai buvom pardavę 400 bilietų ir nuėmėm koncertą, nes buvo visiškai neįdomus atlikėjas. Ir pernai išsprogdino tenais, aš nežinau, aš tuose konkursuose šiemet dalyvau kaip kviestinis partneris. Tai aš tas sąlygas nesu labai gerai įsigilinęs. Bet aš vėliau pas tai neskaičiau sutartį ir man ten yra tokių labai įdomių klausimų, jeigu paskui galėsim prie jų sugrįžti. Bet pavyzdžiui, kad Clean Bandit ir Bastille nepritraukia svečių iš užsienio. Tai faktas. Ir iš Kauno turbūt netgi. Galbūt iš Trukų pritraukia. Galbūt iš Rudaminos pritraukia. Bet ar tie turistai, kurie reiškia tenais generuoja ekonominę naudą tą dieną mieste? Ne. Kažkur tai skaičiau, kažkas man sakė, kad tikisi po šio konkurso, kad 2 milijonus generuos. Ketvirtadienį atvažiuos iš užsienio žmonės į Lietuvą, pasiklausyti nemokamus Ritos Oros koncerto ir išleis 2,5 milijono Vilnių. Žiūrėkit, aš tai skaičiau tą pranešimą, tai aš noriu pasakyti, Go Vilnius, eikite, prasivalykit savo smegenis ir baikit makaronus pūsti. Aš atvirų tekstų tą sakau, nebijodamas. Bet taip yra, todėl kad tai, ką jūs kalbate, yra visiškai, jūs rašot pranešimus, yra visiškas žmonių smegenų dulkinimas, tai vadinasi. Mano nuomonė tokia yra.
Nes, kitaip negali būti. Mes puikiai žinom, kas pritraukia, kas ne. Mes puikiai visi matėm, kiek žmonių pritraukia Rammsteinai ir Imagine Dragon, kada buvo Vingio parke. Ir Marta, tau paantrina, bet praėjo beveik metai, ne? Padaryk ten, išeik į gatvę, sakyk. Pernai metais didžiausi koncertai, labiausiai įsimintini koncertai Vilniuje. Taip. 3 arba 2. Taip. Nei vienas nepasakys, kokie bus, 4/5, kad bus Drakonai ir Rammsteinai. Taip. Paskui kas ką mėgsta labai ten. Jo, čia jau stiliaus reikalas. Plastika, dar kažkas. Pavyzdžiui, kas buvo per Sostinės dieną. Aš tai neatsimenu net. Gal Brainstormai buvo, gali būti? Buvo? Ar pernai ir užpernai? Kas antrą metai būna. Atsiprašau, jie savaitgalį grojo Telšiuose, ar Tauragiai buvo miesto šventė? Nesvarbu. Po to, kas grojo šičia, manau, kad kažkas pasakys, bet tikrai ten nebuvo labai įsimintini koncertai. Tai apie tą misiją, ar apie tos ryškias ketinimus išleisti 100 000 eurų, kad čia pritrauks, nesu tokiais likės. Šiaip, suprantate, a priori pats konceptas padaryti koncertą nemokamą, kad pritrauktų turistus. Tai yra du variantai. Tai ta, kad tu gali suleistis kukliais pinigais, tenais tokį B lygio atlikėją, kas nepritrauks. Taip. Jeigu tu paimsi kažkokiu būdu A+ ten kategoriją, tipo Harry Styles, tai tu negali daryti nemokamų. Taip. Nes neleis vadyba, neleis to nemokamų. Tarkim, ten sumokėsi dar dvigubai daugiau sumokėsi. Hipotetiškai. Paskelbė tenais Harry Styles Vilniuje nemokamas. Tai visas pasaulis skambės. Tikrai atvažiuos daug žmonių? Visas pasaulis skambės, nebus kaip atvažiuoti. Bet, tu čia tiesiog tos medžius išgriausta, parką nugriausta. Žiūrėk, aš pats... Tiltai, Čiurlionio, ten visi ir Žvėryno, jie lūš. Žiūrėk, aš tau paprieštarausiu tik dėl vieno dalyko. Neišgriaus, nenugriaus, nes pagrindinė auditorija bus moteris. Bet esmė, nesupranti, jeigu tu kažkokį, paimi vardą, kuris gali pritraukti turistus, tai jis yra hiperpopuliarus. Taip. Ir tiesiog nemokamas koncertas neįsivaizduojamas. Bet klausimas, ar to reikia dar? Ne, tai žiūrėk, pagrindinis klausimas yra visų pirma, koks tikslas yra to renginio? Išleisti pinigus. Pritraukti turistus. Gerai, antras. Oficialus parašytas. Čia smegenų apipūtimui. Antras klausimas tada, gerai, jeigu mes norim pritraukti turistus, tai gal tada pradėkim procedūras tvarkingai jau kaip vienas tavo festivalius. Jau šitas nesibaigia, tu jau žinai, kada bus kitas. Tai čia irgi žinai. Čia jau dabar žinai, 3 metus į priekį žinai. Tu verslas, tu paleidi po šito, tik tai pasibaigus paleidi naują. O supranti, kai nemokamas, tu galėgi planuotis konkursai, visi reikalai, tu gali planuotis iš karto pasileisti. Šitą paleidi, laimėjai, daraisi, kitą pasileidi. Tai aš ką sakau, viešasis sektorius, sakau, kiek esu susidūręs nuo arenų iki ten įvairių konkursų, pagrindinis klausimas yra kompetencijos. Kompetencijos valdininkų ir jų noras arba nenoras galimai, žinai, kažką nuveikti tikrai teisingo arba neteisingo. Nes jeigu tu turi tikrai stiprų norą padaryti, prikvies daug turistų, kaip sakai, ir taip toliau, galbūt tau nereikia išleisti tų milijonų. Paėmimas, sakai, Vaidai, kokį planuojat? Ar turi tą lygio planuojamą 25-27? Sakai, planuoju tą. Kaip Latvijai pozityvus. Sumokėjo 200, kad grotų Sam Smithas. Prašau. Taip. Tai aš tą ir sakau, tai duok verslui mažesnę dalį tų pinigų ir žinai, yra tikrai geri pavyzdžiai, Go Vilnius, tikrai tikiu, ten yra specialistų, bet galimai gal... Ten visi vadovai, žinok, yra. Vien vadovai, jo. Vien vadovai ten dirba. Tai esmė, tiesiog reikia pamastyti šiek tiek plačiau, tai tu pasikviesk prie apvalaus stalo, kaip Vaidas sakė. Pasikviesk, kad yra nedaug. Top pasižiūri, kas darė didžiausius renginius per paskutinius 5 metus ir pasikvietė. Jų bus 5, čia sunkiai 10 žmonių. 10 žmonių tu susikviesi, padiskutuosi, sakysi, Hebra, ką galim padaryti dėl miesto, kaip išpopuliarinti. Tu pasakysi, aš turiu festą, galim tenai, galim tą. Ir tada, žinai, gali gimti kažkas tikrai vertingo miestų. Neapsimoka. Dabar gaunasi, kad tu darai procedūriškai, galimai neskaniai, tikrai atrodo neskaniai. Atrodo neskaniai, nes mano galva procedūros netinkamos, nesavalaikės, ne iki galo išviešinta, ne iki galo išgryninta. Jeigu tu nori, tai galbūt ir ateitų tarptautiniai kokie organizatoriai. Maža ką, konkuruot, sakytų, jeigu konkursas tarptautinis daromas prieš kelis metus, gal kas nors drįstų, žinai, maža ką. Bet, žinai, tikslas, aš sakau, aš nematau, pavyzdys, kaip prieš tai kalbėjome, paprastas pavyzdys. Maža Lietuva, yra Panevėžio arena, yra Šiaulių arena. Vienintelė arena Lietuvoje mokanti koncesijos mokestį yra Šiaulių.
Vienintelė Lietuvoje. Tipo, paaiškink žmonėms, kas yra koncesijos. Tai yra koncesijos mokestis, kad mes mokam savivaldybei. Ne, užsilaikyti, bet mes mokam savivaldybei už tai, kad naudojamės turtu ir darom verslą. Šalia 80 km yra Panevėžio arena, kuri turi biudžetinė organizacija administruoja. Ne, tai bet čia jau off-topic. Šitą Marta iškils dalį. Viskas tvarko. Bet tuo metu atsigersim. Aš ką noriu pasakyti, kad duokit verslui galimybę ir verslas padaro tam tikrus dalykus efektyviau, geriau ir pigiau. Ir randa būdų, žinai, tas pats Kauno gimtadienis praėjo, ne? Hanza dienos. Taip. Organizatorius negauna visos sumos organizuoti šventę. Visą sumą organizuoti šventę gauna Vilnius, Vilnius, moka, Klaipėdos jūros šventė, Kaune, kiek savo... Ne, Vilnius net neprašė ir netgi, pavyzdžiui, kadangi konkurse dalyvavom kartu su Delfi, kai partneris buvo, Delfis buvo įsipareigojęs už milijoną skirti reklamos. Tai reiškia ir pagal sąlygas, kad užsienio lietuvius pritrauk grįžti Lietuvą, Latvijoje, Estijoje per visais savo kanalais pumpuot, buvo labai trumpas atsakymas. Mes to neprašėm. Nu tai, žiūrėk, tai aš tai buvo tik tarp kitko užsiminta, kad mes papildomai dar prie to duodam jums dar milijoną reklamos. Mes to neprašėm. Aš sakau, yra aiškus mes nesakom, kad čia mes kažkokių rezultatų nuo to norėjom, bet užtek, mes mums nereikia. Mes patys žinom viską. Taisyklės, ko iš tikrųjų konkurso sąlygos prašo, ne? Tai aš nesakau, kad mes vertinkime tą. Paprasčiausiai buvo, kad įdedam dar papildomai bonusą tokį. Bet žinai, kaip patys sakė, tikrai, kad pritraukt turistų, turistų tai reklama. Pirmoji dar turi būti reklama. Pirmoji eilėje pritraukia vardas. Tuose, ką nori pasakyti, vardas. Ne, supranti, jeigu dar paėmus taip iš toliau, Renatai, tai Vilnius, tas miestas, kur mažiausiai reikia vasarą pritraukti turistų. Čia visi viešbučiai užkalti. Aš reiškias ryte paprašiau, man suskaičiavo, kad Vilniuje per vasaros, per tas 90 dienų bus per kalėjimą, vasaros terasą, Downtown Forestą, Compensa, Twinbet Arena, 63 koncertai paskelbti. Nėra blogai. Dar paskelbsiu aš 2. Bus koks 70 koncertų. Praktiškai kiekvieną dieną tu galėjai visi koncertai. Jo, ten kažkokia klasika, tenais, ten kažkas Verkių parke bus dar, ne? Bet visi koncertai mokami. Taip. Vasarą turi 90 dienų, Vilniuje yra dabar jau užtaisyta arti 700 koncertų, kur kaina, tenais, kalėjime ten apie 50. Grubiai, vidurkis bus apie 40 eurų. 40 eurų. Tausme, ekosistema sukasi kaip bitės. Taip. Visi moka skaičiuoti, niekas tenais neplanuoja jokių ten nuostolingų koncertų, viskas okei. Ir ateina. Ten Islandijos gatvį nepraeisi, miestas verda. Opa, ketvirtadienį rytą orą. Rytą orą su tsunamiu atskrydo. Tam, kad paskatinti turizmą. Kokį turizmą? Kokį turizmą? Tai žiūrėk, tai aš tai galiu pasakyti. Pabaigsiu. Ta diena paskelbta yra Midsummeris, nežinau, kas koncertuos. Vasaros terasui Double Fixas. Taip. Lietuvos balsas, biletinis filmuojamas. Granatos prasideda. Sekančią dieną. Koks skirtumas? Žiūrėk, aš būsiu sąžininkas. Aš kai, reiškias, kai mes su Jason Derulo buvom, dėrybose? Iš tikrųjų, mes net nedėjome iki arti susvarstymo mūsų konceptas. Atviras Vilnius pasirodė nekūrybinga. Ir pirmąjį stadiją išmetė. Bet, ta prasme, aš supratau, kad kažkas bus stipriau negu Jason Derulo. Pagal biudžetą. Ir taip sėdėjau, taip žinai, toks biudžetas tempęs. Bet kai sužinojau, kad bus rytą orą, man taip pagerėjo. Tai dabar tu man sakyk, tu vežėjai rytą orą. Čia jie traktuoja, kad į rytą orą bus išleista 350. Kiek? 350. Tai eina honoraras ir visas techninis dalykas, taip pat tas svetingumo raideris. Jie taip įvardė. Aš norėčiau. Viešbučiai kelionė. 350. Kelionė, viešbutis, personalas. 350. Atlikėjo. Bet ir techninis buvo parašytas. Ne, Hebra. Supraskit taip. Vėlgi, aš sakau, čia yra procedūrų klausimas. Ten realiai, jeigu žiūrint konkursų sąlygas, specialiai atsidariau, pasižiūrėjau, yra lentelė, už kurią užpildyti. Ir jinai padaryta, tu gali pateikti savo, bet aišku, niekas nevargsta teikti savo. Parašome bendrą sumą. Atlikėjas užsienio tiek, kiti atlikėjai tiek, techninis išpildymas ir kitos išlaidos. Ir ką noriu pasakyti, yra atlikėjas 305 štukų ryto orą. Tai ten pradeda teisintis, kad čia yra su raideriu, su kažkuo. Mes suprantam. 300 ir 180. Pasižiūrėk, fainai.
Viršutinė. Kad jūs suprastume, mes žiūrime irgi tam tikrus popierius, dokumentus. Čia yra pasiūlymas? Jo, klasikinis. Čia yra pasiūlymas. Tai dabar, Vaidai, 350 000. Mano klausimas toks. Kada tu vežėjai Rytą Orą? Tada, kada buvo populiariausia. Populiariausia. Tai mano klausimas, ar tu išleidai 350 000? Išleidau daugiau negu 3 kart mažiau. Visas festivalis tikriausiai. Aš turbūt negaliu sakyti, nes tenais... Bet žiūrėk, bet tu neįvardini sumos. Aš taip pasakysiu. Mažiau negu 100 daugiau. Žiūrėkit, pas mane rankose čianai popieriuose aš irgi jo nerodau, nes yra konfidenciali sutartis. Tai yra vienas didžiausių Europos miestų 21 metais atlikėja Rytą Orą. Jos honoraras yra 150, čia gaila, dolerių. Vienam, negaliu įvardinti tik dėl to, kad... Metų. 21. Porą metų gal. 150 000 $. Ne, tai faktas, kad nepabrango. Bet aišku, prie to prisideda ten visas paketas, bet tikrai jis nesudaro to. Ne, tai žiūrėkit, Vaidas puikiai... Bet, žinau, Vaidas puikiai pasakė, 3 kart mažiau, čia jau yra faktas. Tai mano ir klausimas, aš nesigilinsiu, kodėl čia parašyta... Bet čia gal visai programa, nes ten turi būti dar... Pasaulinio garso užsienio atlikėjo grupės honoraras. O čia yra reikalavimas ar jau pasiūlymas? 8 elementas. Tai klausyk, o kokios problemos? Nu tai organizuoja visą šitą paslaugą, parduoda privati įmonė, kuri turi savo maržas. Taip, teisingai. Aš tą patį daryčiau. Jie šaunuoliai yra. Remigijau, mūsų tikslas yra pigiau pirkti, brangiau parduoti. Niekas nesako. Tai žiūrėkit, tai mes ir sakome, jie yra unikaliai šaunuoliai, nes jie sugebėjo padaryti iš to verslą. O Go Vilnius, kuris nieko nesidumė, aš vėlgi važiuoju Go Vilnius ir važiuosiu tol, kol patys nepradės su mumis kalbėtis. Jeigu jie būtų įsipareigoję už 3 pam kokį atvežti ten, žinai, ten Harry Styles, sakyčiau, bet jeigu Rytą Orą už 3 pam, tada viskas gerai. Į ekspertų tada viskas gerai. Nėra ne pusė žodžio užsiminta apie žvaigždę. Jie renka, ausų kamštukai pasiūlyti, labai geri sprendimai, naujas šiukšlių rūšiavimo metodas, kad pasiūlytas yra, kas daro festivalį labai tvarų. Planuojami nauji pastatymai. Nauji duetai, kad bus... Svarus tavo, ar ne? Nes šis 7, kur buvo pernai užpernai. Ne, man patinka festivalio himnas. Brangiai, Nidos festivalis himną turi 30 metų. Kas čia naujo, nežinau. Tada nauji duetai. Atsibūskit, biški savo dar kartą kitės. Rondo su Baumila. Televiziniai duetai dainuoja N kartų ir vis nauji kažkokie tai. Žiūrėkit, kolegos, aš tai ką matau, iš tikrųjų, žinai, kokia didžiausia bėda, tai tie, kurie turi komunikuoti apie Vilnių, užsieniui, mes matėm komunikaciją, ne? Tai iš esmės jie netgi vidiniai rinko iškomunikuoti, kas bus ir apie ką. Nesugeba. Tai kaip tu iškomunikuosi užsieniečiui? Lygiai taip pat kaip pagamina filmą reklaminį apie Vilnių. Vilnius ir, žinai, gausi ir plaksą, žinai. Tai ką man tie kištukai prie Rytos Oros? Bet svarbiausia, kad komisija ne pusę žodžių neužsimena, tada vertintų, kad, pažiūrėjau, Derulo netitinka koncepcijos, gal jis nebeįdomus. Bet čia vėlgi skonio reikalas. Čia parašyta, čia nėra konkursas pirkti koncertą, čia yra konkursas pirkti koncepciją. Ne visai. Čia buvo pagrindinė vis tiek idėja buvo žvaigždė. Aš tik tai noriu uždėti į priekį. Pinigai pagrindiniai yra super žvaigždė. Žiūrėkit, Vaidai. Čia buvo idėja pirkti šventę. Šventės koncepcija. Šventė iš kelių dalių. Iš 3 dalių. Klasikinės muzikos koncertas, tada 10 lietuviškų atlikėjų ar atlikėjų ir super žvaigždė. Tai va iš tų 3 dalių. Vaidas teisus, kad šaunuoliai, verslininkai aš tai plius spaudžiu ranką. Tikrai spaudžiu ranką. Man kyla klausimas kaip piliečiui, ar nebuvo galima išleisti tų pinigų geriau ir iš tikrųjų tą miestą išgarsinti. Kad ir, pavyzdžiui, pakviesti žvaigždę ir nufilmuoti jo koncertą Vingio parke, kuris išeitų visam pasauliu. Tarp kitko visi atsimename, ne? Robbie Williamsas Estijoje buvo filmuojamas, rodomas tiesiogiai iš Talino, buvo po to filmas, DVD išleistas ir taip toliau. Miestas, tai kiek 200 kažkiek pinigų išleido miestas. Prisidėjo prie to, renginys buvo bilietinis ir buvo apie Taliną visur kalbama, rodoma ir taip toliau. Tai, žinai, tikrai toli žiūrėti nereikia, aš nekalbu apie, ten, žinai, Kanados ar kitus kažkokius modelius. Tai dabar atspėkime, kas bus dar kitais metais žvaigždė už 400 000. Čia, Marta, čia labai įdomi tema. Nes sutarty yra... Pasaulinio garso užsienio atlikėjo grupės honoraras. Yra reiškęs toksai sakiniai kelti. Vat Remigijus ir Renatai, jeigu jūs esate pasigilinę, gal galite pakomentuoti. Taip. Numatyta galima bilietų platinimą esant poreikiai. Tai dar ir bilietus gali padaryti?
Poreikiui. Ir 10% suma gali kilti, aš ten kažkur skaičiau. 10% suma gali kilti. Čia pagal viešų Jeigu jinai nepakils, tai minusas organizatoriams, nes šiaip tai normaliai tai reikėtų ją pakelti, kažkaip sugalvot, kaip dar pasim 10% viršaus. Tai manau, kad čia yra garbės reikalas. Tada labai jau būtų... Jeigu rytą orą parduodė už 3 pendai. Sutartį numatyta, esant galimybei, esant poreikiai platinti bilietus. Žiūrėkit, tai faktas, kad viešas sektorius gali pasakyti, aš noriu bilietus daryti. Renatai, tai bet suprantate, pažinuoti irgi, aš sakau, aš nebuvau įsigilinęs į konkurso detalės aprašymą, bet jūs man paaiškinkite. Jeigu yra nemokamas renginys, tas biudžetas, ne kažkokios tos kelios sąlygos, tu paskaičiuoji sąmatą ir siunti. Taip. Ir tada... Tai čia negali būti variantų jau čia. Yra sąlyga tokia, gali. Jeigu, žiūrėkit, viskas, kas yra sąlyga, tai esmė ir tokia, aš ką ir sakau jau. O tai buvo numatyta? Nu, tai sutartį yra, čia tipinės... Čia yra sutartis. Sąlygų, taip, yra galimybė. Pala, čia sutartis ar yra konkurso sąlygos? Sutartis. Tai aš konkurso sąlygose tokių nebuvo dalykų, kad gali bilietus pardavinėti. Konkurso sutartis eina kaip su sąlygos dalis. Tu gauni tipinę sutarties formą, kurią tu paskui pasirašysi. Gali su jie diskutuoti. Jo, bet tu konkursos, kai teiki, tu neteiki, ten yra konkurso sąlygos, pagal kurias tu teiki. Klausyk, žiūrėkit, tai tęsiant Martos paklusimą, kai matė, kad bus kitais metais, tai irgi sutartį rašo, kad reikia paruošti tualetus 70 000 žmonių, kad buvo pernai apsilankę 700 000 žmonių, kaip jie suskaičiavo nemokamam renginį tos 700 000. Tai kad netelpa visų pirma Vingio parke. Ne, aš labai atsiprašau, aš čia biškai paprieštarausiu, telpa ir daugiau. Biletinis renginys, pažiūrėkit. Biletinėse teisingai, todėl, kad turi būti, žiūrėkit, mes turim dar kitą problemą dėl saugumo reikalavimų, kurių nėra pas mus Lietuvoje, čia atskira tema yra. Per popiežių, kada popiežius pirmą kartą apsilankė Lietuvoje pačiam, tai buvo labai senai Vingio parke. Aš puikiai tada atsimenu, kada žmonės net ant to Čiurlionio įkalnė stovėjo tarp medžių. Tai dabar aš galiu teikti, kad ten buvo tikrai, mes žinom, kad buvo arti 100. Taip, ten realiai telpa. Telpa tikrai. Esu skaičiavęs. Imagine Dragons surinko, matėm, kaip atrodo 45 000, dar buvo galima talpinti. Tai 75, čia labai daug, bet suskaičiuotės reikia. Jeigu yra saugi, ten turi padaryti prekybą. Taip, tada neišeis. Negali atsisakyti pajamų iš šalaus. Nes jos yra svarios. Ten scenais, kita tai yra 500 000 Vingio parkas. Vingio parkas iš ten yra 500 000. Tai žiūrėk, ne veltui mūsų kolegos iš Life Nation, jie puikiai žino su tarptautiniais darydami. Labai aiškiai kvadratūrą paskaičiavo, kiek gali būti žmonių koncerte, kur tolėtai. Kad būtų erdvės tolėtai. Tiesiu mintę, ne? Ir jeigu yra sąlyga esant poreikį prekiauti bilietais, tai tu tada perki artistą ne už 100, ne už 300, tu perki artistą už 1 000 000. Padarai bilieto kainą 20 eurų. Taip. Parduodi 500 000 bilietų po 20 eurų. Pasidingi sąmatą ir dar gauni, kiek tenais kitais metais? 800. Kitais metais... Ne, iš viso bendras biudžetas. Ne, tai čia jau kiti renginiai. Bet aš kalbu apie užsienio atlikėjo honorarą. Užsienio atlikėjo, pasaulinio garso užsienio atlikėjas grupės honoraras. Vienas vienetas, teisingai? 400 000. Tiek numatė. Tiek numatė yra. O kitais 500. O dar kitais metais, tai dar tas sumės didesnė. Jo, eina 550 000. Suprantu, galbūt infliacija bus. Aš nesuprantu, prie ko tas galimybė prekiauti bilietais. Nes tu tada supranti, jeigu tu gauni... Yra sunku gauti gerą atlikėją. Kažkas nori uždirbti, paprasčiausiai. Jeigu tu gauni gerą atlikėją, tu tada pasinaudoji tą galimybę prekiauti bilietais ir tu išsprendi visas problemas. Aš tai galvoju, kad problema yra kita. Problema yra tai, kad mieste... Čia kažkokia yra gili mintis, matyti, visam tam dalyke, nes šiaip konkurso sąlygose turi būti aiškiai. Nuo reikalavimų pradėkime, ne? Iš esmės reikalavimus paskaičiau. Tai yra aiškiai įvardinta, kas turi būti ir ką organizatorius turi būti nuveikęs ir atlikęs. Taip. Pagal tos reikalavimus Lietuvoje yra visos 3-4 įmonės. 100%. Dar klausimas. Ar visas sąlygas galėtų atitikti? Dėl to jūs netitinkat, pavyzdžiui, ar ne? Nes jūs su to, kas atitiko. Dar 2 sąlygas buvo. Beje, toks klausimas irgi. Konkursą laimėjo Days Week, ar ne? Taip. O ten buvo sąlyga. Ne. Žiūrėk, čia prieisim kitą temą. Klausykit. Bet, Martynas su Povilu. UAB 8 elementas. Žiūrėk, laimėjo UABas. Paklausyk, Renatai, ten viena sąlyga, man atrodo, buvo,
kad organizatorius 5 metų laikotarpį iki sutarties pasirašymo turi būti padaręs koncertą su 7 tūkstančių žiūrovų. Kurie apsilankė 7 tūkstančių. Kita sąlyga buvo už 300 tūkstančių privatų renginį. Koksai jų renginys turėjo 7 tūkstančių žmonių. Nei vienas. Šitos įmonės? Jie pateikė du koncertus, Kivanuką. Nesurinko. Ir po to nuo to atsisakė, kad čia tipo Kivanuką, čia buvo per 3 Baltijos šalis salę bandėm teikti. Ir tada Nikeivą pateikė. Ir nebuvo ten, aišku, nebuvo. Ten visi žino, kad nebuvo. Baisiausia yra tai, kad aš ir skaičiau. Ne, bet labai čia įdomi tema, bet Nikeivą. Ir svarbiausia, tai palauk. Tai vad, kai pasakėm Go Vilnius, kreipėmės su tą, kad prašom patikslinti, dalyvis netitinka konkurso sąlygų. Jau nekalbant, kad jis net neorganizavo to koncertą, nes koncertą organizavo 8 Days a Week, visur ant bilietų ir taip toliau. Tai atsakymas buvo toks, kad jūs čia vos ne vyrukai pasipinigaut norit, o mes ginam viešą interesą ir netrukdykit mums dirbti. Tai ir kad čia yra, kadangi čia tie patys žmonės, Jisai rūpinasi dabar Minėdu. Jisai rūpinasi Minėdu. Kadangi 8 elementas nuomavosi Vingio parką, o kitas paslaugas pirko iš kitų ir nesvarbu, kad ant bilietų buvo nurodyta, kad čia organizatorius 8 Days a Week yra, vis tiek čia tas pats organizatorius yra. Organizatorius tas pats per tą patį. Tai taip ir neaišku. Bet esmė tame, kad Nikeivė nebuvo 7 tūkstančių. Tai čia kita istorija. Bet jau klausiuosi, kad jie net neorganizavo to koncertą. Patį opiausią klausimą. A. Kas organizatorius? Nedalyvis. B. Kiek buvo žmonių? Nebuvo, kiek reikalauja. Ir kaip pasakyta, patikrinkit, prašom išreikalauti bilietai su parašu ir iš Latgos duomenys. Tai teismui reikalavimas, kad neduod duomenų, nes dėl mes, kad nesugalvotumėm, čia pasinaudoja tais duomenim, tą Nikeivą. Vėlgi aš ką matau viešas sektorius, žinai, Go Vilnius, siekdama būti skaidri. Turėtų aiškintis, o ne dabar. Tau pasakytų, Martynai, man atrodo, pas tave ten mamą apdaunojusi nebuvo tiek. Gerai, va, bilietai, kakava, bilietai, kas ten. Matai, televizorius rodo pilną areną, negali labai kažką. Tarkim, bet gerai, tau vis tiek įrodyti, tu duotum skaičius trečios šalies. Taip. Bilietų platintojo, Latgos ataskaita, ką tik nori. Realiai sakytų, va, mano pardavimai. O dabar jie patys pasirašo. Pats organizatorius. Jo, Butkevič, ponas pasirašo, kad... Bet Latga tikrai nepadidins. Nepadidins Latgos skaičių. Latga parašys, kiek yra. Tai dėl to ir yra, kad du būtų sutaptų, kad jie realiai sutaptų. Jūs labai sudėtingai norite. Joks bilietų platintojas, jeigu tai yra, žinai... Jeigu reikia išsiaiškinti, tai išsiaiškinkim tada. Kame čia paslaptis tada? Aš žinau. Ne, bet aš ką noriu pasakyti, tai bet kiek man teko susidurti su viešuoju sektorium, tai yra didelė bėda, jeigu klysti žmogiška, ne? Jeigu viešas sektorius suklydo žmonės. Bet ir pripažinti. Jie ką pradeda daryti? Jie pradeda slėpti ir gintis, puldami. Bet kad susivelia čia taip, kad... Aš tai manau, čia tu paėmė patį skaudžiausią temą. Sorry. Tu paėmė, ne mes, tu. Sorry. Ne, bet čia iš tikrųjų klausimas viešas. Jeigu, mano supratimu taip pat, aš esu, pavyzdžiui, aikštelė, ne, yra arena. Tu rašaisi su kuo? Su organizatorium vietą. Bet ar nesu turėjęs nei vieno per savo karjerą, kad atėjo pasirašė dėl nuomos vienas, o bilietus pardavinėja kitas? Nesu nesvarbu, net tame problemai. Kas ant bilietą parašyta? Organizatorius, ten Petras koks nors Petraitis, tai reiškia Petras Petraitis ir atsaka prie žiūrovą. Ir man atrodo, netgi pagal įstatymą yra, kad bilietas yra sutartis tarp organizatoriaus ir fizinio, ne fizinio šiuo atveju pirkėjaus. Tai jeigu neįvyks renginys, kreipsies kur? Į organizatorių. Matai. Kas aikštelė nuomojasi. O dabar, nes dabar gaunasi taip, kad jie bando suprašyti. Viena firma čia nuomavo, darė renginį, o kita firma užsakinėjo čia... Jo, aš užsakiau iš savęs, iš kitos savo įmonės paslaugą kitą. 8 Days a Week ir 8 elementas praktiškai yra viena ir ta pati įmonė UAB.
Man čia šiaip tai labiau kvepia į mokesčių slėpimą metodas, kad tipo iš vienos įmonės pusę kažkokių paslaugų daro viena mano įmonė, kitą pusę paslaugų kita mano įmonė. Matai, tai visiškai neaišku prasmės. Jeigu pelnas, tai mano, jeigu nuostolis... Jo, tai čia yra tos. Tai čia viskas suprantama, dėl ko jie tai daro. Aš manau, kad jie daro. Pažiūrėjus į rekvizitą LT, kur vieši duomenės yra, mes dabar atsidarom, matom, kad 8 elementas 22 metais turėjo minusą 600 plus profitą, o Eidai Savyk turėjo minus 600 Kažkokia mistika, aš ta prasme. Tai aplamai čia tas yra, viešas sektorius atsirenka organizatorius, jau net nepasižiūrės, ar jie aplamai yra mokus. Nes jeigu jos, dabar netgi jos abudu susiję, o jie ir yra susijęti vien su kitu, tai reiškia iš principų ir bankrutuojant įmonė. Tas 8 elementas, pažiūrėjus, yra per paskutinį, ne 8, atsiprašau, Eidai Savyk, milijonas nuostoliaus rodo. Tai 23 metai greičiausiai nebuvo geresni. Tai ir dabar sakyt, kad tokiam atiduodam 2,5 milijono, imk 3 metam, daryk renginius. Labai Vaidas teisingai pasakė. Labai gerai pasakė. Šaunuoliai verslininkai atėjo ir padarė. Ir, žinai, tai lieka pavydėti. Nepavydėti, palinkėti sėkmės. Bet mano galva, iš esmės, tokia viešoji įstaiga, kurios tikslas yra aiškus tikslai, pritrauktų, žinai, konferencijų, renginių, turistų ir taip toliau, turi iškomunikuoti viduje. Pradėkim nuo to, kad viduje iškomunikuoja tinkamai. Antras dalykas, tu atsirenki tikrai tas priemonės, kuriuom geriausiai pasieksi to žmonės, žinai, atvykti tą miestą ir garsinti tą miestą. Tavo pagrindas tavo veiklos. Nėra problemos. Jiems tik tai kitais, nežinau, gal kokiais šie metai, žinau, kad norėtų organizuoti Europride'ą, tai geriau Vilnius šitą gaus skirtų 500 000 tam Europride'ui, aš tau garantuoju, kad atvažiuotų ne 10 000, ne 20, bet visą savaitę Vilnius daugiau būtų. Tai aš turiu dar geresnį idėją. Koks čia biudžetas šis metais buvo? Bendras biudžetas buvo 700 000 be PVM. O kitais metais? 827 be PVM. Žiūrėk, paimi tos pinigus, nueini į banką, padedi. Paimi kešų. Po 20 eurų kupiūrom. Taip. Tada pasakai, reiškės, Vilniui kiekvienas metais, Liepos 25, meras iš dangoraižio mėto kešą. Pinigus dalyvauja. Bet čia jau skelbia prieš mėnesį, parašo visas pasaulis ir konkrečiai atvažiuoja turistai. Visi atvažiuos pinigų grįžtų. Tada visi spėlioja, kokia bus vėjo kryptis, kur kupiūros skris, ar į Baltą, ar prie Balto tilto, ar iš Šnipiškės. Tada kur tie... Ir gaudi šaibas. Ne, kur drugelių tinkleliai yra, visi supirks jos. Bet klausyk, čia bus tikslų pasiekimas. 100%. Nemuši tie, kur organizuoja koncertų stadioną, pilna turistų, visi parašo ir biudžetas kaip ir, panaudotas. Vaida, čia iš scenarijos pasakė per siūlį. Čia kažkoks naujas. Čia nenovatoriškai idėja. Realiai, nereikia jokių viešųjų konkursų, žinai. Vienas ledus mėdėt. Tiksliai, Bet turistai nevažiuos dėl ledų, dėl kešo važiuot, aš manau. Pasikalbėjimai iš tikrųjų, susirinko profesionalai ir kalbasi apie tai, kaip vyksta... Išmėtyti pinigus Vilniuje. Aš, pavyzdžiui, mano tą idėją, Čia nebūtų blogesnė negu dabar. Ne, bet kokie kontra būtų, kokie ryškios argumentai. Nemeniška idėja. Neturi po 20 eurų. Bet turizmo pritrauktų. Manau, kad, žiūrėk, jeigu miestas paskelbtų, kad bus nemokamas Ritos Oros koncertas Vilniuje, tai niekas neparašys. Manau, kad net Rygo neparašys. Ne, niekam neįdomu. Net Kauno dieną neparašys. Jeigu sprūdintų kešą pro balkoną, tai tada... Ne, žiūrėkit, aš tai maždaug įsivaizduoju dabar komentarus, kada išeis laida, sakys taip, šitas tas, kur tenai kažkada vežė, bandė Kirkorvo vežė, šitas, kur ten LP vežė, iš karto žinokit, kad jau jūs... dabar ta LP dabar. Ne, šiaip sakau, lietuvių, žiūrėk. Puikiai Hebra dirba, puikiai daro, jie turi savo gerbėjų ir jie puls automatiškai, visiškai natūraliai. Reikia suprasti, kad heitins, visus mane heitins irgi nežinau dėl ko, nors aš tų koncertų nedarau didžiulį. Martynai, kad tik peržiūrų būtų. Man tai svarbiausia. Mes tik dėl to. Tai jūs čia ateina tik ta laidelė bus didesnė reklama tai Rytai Orai negu visa ta komunikacija, kur yra numatyta. Bet palauk, dar bus mieste jaučiu didžiuliai plakatai. Aš jums garantuoju, kad jie bus, Ryta Oras save reklamuos, tikrai. Nes šiemet sąlyginai anksti pradėjo, nes kai buvo Luis Capaldis užpernai, tai savaitę prieš buvo. Bet Luis Capaldis, reikia pasakyti, buvo tikrai geras būkinimas. Jo, bet jis buvo savaitę prieš. Jisai nežinojo ten, kad čia. Atlikėjais N metų. Taip. Kiek laiko prieš tokį atlikėją nukirs gali?
Nu, nesidaro per 2 mėnesius. Ne, tu prasme, jeigu tu nori parduoti bilietus ar ne, tai vienas klausimas, jeigu tu nori populiarinti miestą, kitas klausimas. Jo, bet žiūrėk, klausimas, kontaktas su atlikėju, pažinai, tu atlikėjo per 2 mėnesius, gali viską nupirkti, viskas priklauso nuo pinigų. Normaliai tas laikas, jisai, tempėsi. Supranti, irgi pavyzdžiui, gerai, kad yra ketvirtadienis, nes jeigu būtų penktadienis, šeštadienis, tai tiesiog sakytų, dėrybos iki pinigų net nedainų, nes tiesiog nebūtų ten. 25 Liepos kitais metais kokia bus diena savaitė? Penktadienis. Tai bus dar sunkiau. Šeštadienis bus dar sunkiau. Nes tiesiog, pavyzdžiui, šiandieną skaičiau, kad Rock am Ringas dar kažkas paskelbė kitų metų headlinerį. Jau. Šiandien. Susitarė išeina. Tai prasme, prieš metus laiko. Tai tų atlikėjų kiekvienais metais, tu juos kuo anksčiau, kuo toliau, tuo anksčiau. Tai, Tai aš dar noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tavo tikslas yra prikviesti turistų ir rasti ko geresnį atlikėją. Tai tu negali paleisti konkurso gruodžio mėnesį. Gruodžio mėnesį, kada visi dirba. Ir sausis vasaris. Niekas nedirba sausį. Agentai niekas net nedirba. Vasaris, kovas, ta prasme, tu pateiki, ką tu pateiksi? Nebent, galimai, tu turi sutaręs iš anksto ir tada tu žinai, kad esi vienintelis. Žiūrėk dar kartą. Lewis Capaldi tikrai buvo geras bukinimas. Tada jis buvo aktualus. Jisai iš visų šitų 3 metų pats brangiausias. Jis buvo tų metų žvaigždė, iš tikrųjų buvo aktualus. Pirmą kartą atvažiavo, sąžininkai pirmą kartą, ir jis buvo iš visų šitų pats brangiausias. Bet dėl jo turistų įdomu, kiek atvažiavo. Niekas nežinojo. Vėlgi išeina vėl eilinis, atsiprašau, prakolas savotiškai, jeigu tai yra pataiko su atlikėju, bet nepataiko su... Aš manau, kad tenais niekas neturi iliuzijų, kad čia pritrauksiu turizmą. Kas to? Kodėl? Rammsteinus atvažiavo, jie Imagine Dragon atvažiavo. Žiūrėk, čia darė verslas, tai aš ką sakau, mano žinutė, ką žinai, aš apie arenas pradėjau sakyti apie tai, verslui duodant tam tikras priemonės, randa būdų, kaip padaryti, supranti, ir tų tikslų pasiekti. Tu duok verslui, kaip tu, iš esmės, jeigu tu žinotum, kad 3 metus į priekį, tu gali konkuruoti, jeigu tu pritrauksi daugiau turistų, tu gausi ten plus 100, 200, 300 pinigų. Ne, tai dar plus yra tikslas, kad tu gali pritraukti kapitalą, ten iš kas ir komercinės struktūros ateitų, kurie reklamos. Tai realiai bus dabar, tarkim, bus 2 stadionai, Vilnius, Kaune, bus, ryškias 2 miestai, kur gali daryti tokią pačią žvaigždę, tiek ten, tarkim. Kur čia bus, Vilniui bus? Gerai, gerai. Yra Kaune stadikas, Vilniuje yra parkas, abidvi puikios aikštelės. Ir yra atlikėjai, kur gali būti ir ten. Būna, kurie tik tai stadione, bet būna, kur nėra skirtumo, pavyzdžiui, drakonai. Tai jeigu, pavyzdžiui, kažkuris miestas numatytų tokią, pavyzdžiui, alokuojame tenais ten 2 kartus po 200 arba 300 tūkstančių A-lygio žvaigždėms. Organizatoriai, jeigu turite planų, prašyti mums prašymą, pareiškimą, mes varstum, užmetam. Aš tą ir sakau. Čia Talinas tai daro. Jo, tai tada kaip ir galbūt. Kitokiu būdu tik tai. Kitokiu būdu ten visi, žinai, ten nėra. Čia Vaidas, kas sako, būtų, žinai, X. Tai čia būtų labai gerai. Būtų jau bent infrastruktūrą sutvarkytų tiem renginiams. Koncertą. Biudžetas tikrai to 200 perlips vien tik atlikėjų honoraras bus didesnis. Jau iškart patinki. Svečių tikrai virš 500 bilietų, sakau, Ed Sheerano pavyzdys, bus apie 9000 žmonių. Tikrai, apvalinti. Tie būdė 70, koks tai? Ne, tikrai, iki 100 gali daryti. Tarkim, bet iš 100%, 100 000 žmonių, 20% tikrai bus užsieniečiai. Užsieniečiai, tai žinai, kas grįžę lietuviai, skaičiuok irgi, žinai, atvažiuoja atgal, Latvija, Estai, žinai. Realiai bus apie 15-20 tūkstančių į Lietuvą atvažiuojančių realiai žmonių, kurie išleis, čia atskris, atvažiuos, atplauks, supranti, viešbučiai reikalai. Tai aš ką noriu pasakyti, kad tikslai kaip ir aiškus, priemonės ir jų vykdymas yra visiškai netinkamas. Bet jeigu lyginant, kas, sakykime, išloš ar Vilnius ar Kaunas šiuo atveju ten, ar kažkoks miestas kitas perspektyvai, tai išloš tas miestas, kuris suinvestuos pirmas į gerą infrastruktūrą. Nes dabar infrastruktūros realiai nėra. Nėra infrastruktūros realiai. Realiai suleist, pamatysit, su atvažiuot žmonėms, apgyvendinimas, artistų fūrų, netgi tų pačių sustatymas, kur ten elektros įvada
vadai visokie ir taip toliau. Bet žiūrėkit, bet jūs palėtėt... Kaune stato mažesnė, ta Vilnius stato mažesnė. Bet žiūrėkit, bet jūs palėtėt jūs labai gerą temą palėtėt. Dabar būtent... Jo, mes kalbam dabar apie statinius, kurie dabar, sakysim, nori struktūros, ten stadionas ateit nori, vėl ten tautos tos namus muzikos, jau vienus padarė tos kongresų rūmus, tą grinai, kaip sakau, instagraminį paveikslėlį gražų vidinį. Va, niekada kiek iš jūsų su jumis yra kalbėję, pavyzdžiui, dėl tokių dalykų, stadiono, koncertinės salės. Aš tai prisipažinsiu, su manimi yra kalbėjęs tik vienas žmogus. Su manimi yra kalbėję 2008 metais. Žabolio buvo atėję vyrai, kai svarstė statyti Kaune stadioną, ar Žalgirio arenai, ar prie Megos. Tai vienintelį atėję, kai galvojo statyti stadioną, privati kompanija. Ne stadioną, Arena. Tai čia buvo vienintelis, tai tu ir pasakai, privatus, prieš darydamas, sakys, Hebra, kas nuomositės? Kas profai yra? Jūs nuomositės, ko jums reikia? Ko jums reikia, kad padaryti? Tai čia dabar... Tiek Vilnius, tiek Kaunas, aš džiaugiuosi, kad atsirado stadionas. Bet realiai aš dabar, prieš Irino pridedu ranką, tai aš pasakysiu tau, infrastruktūros neparuošta. Jinai netinkama tokiam kiekiu žmonių. 15 000 renovuotas senas sovietinis. Bet vis tiek turi ten buvo nugriauta viskas. Griaučiai lygiai. Statyk, ką nori. Bet viskas aplinkai apstatyta. Bet žiūrėk, bet statant stadioną... Nei ąžuolų išpjausi, nei halės nugriausi. Kas neleido pakelt, padaryti ten įvažiavimus, ten nuvažiavimus. Čia žiūrėk, čia keli dalykai. Esmė yra, jie turi pagalvoti. Šalia stato lengvosios atletikos manie, tu erdvės turėjai. Halė lengvoji atletika, pažiūrėk, ten ta visa. Bet aš ką sakau, kad tinkamos infrastruktūros atsiradimas, ką rodo Žalgirio arenos pavyzdys, paskatina vartojimą. Kaune nebūdavo niekada renginių ir tokių renginių. Atsiradus tinkamai infrastruktūrai, kur vyksta mama? Kaune. Kur vyksta didieji renginiai? Kaune. 8% daugiau renginių padaryti. Nes arena didesnė, Lietuvos centras, suvažiuoti iš visur patogiau ir infrastruktūra yra realiai geresnė. Tai jinai naujausia, šviežiausia, žinai, arena. Tai su stadionais dėl Vilniaus tikrai bus įdomu, irgi čia kitas keisas ir kita tema, ir bus labai įdomu, kaip baigsis, nes pagal visą realiai iš koncesijos ten keičiasi į viešuosius pirkimus. Ir bus įdomu, kaip visgi toliau išsivystys. Bet tu teisus, kad konkuruos Kaunas ir Vilnius visada dabar dėl koncertų, tų didelių lauko koncertų, ar Vingiaparkis. Klaipėda šansų neturi. Tu skaičiuosi, kaip atviri, vis tiek nepatogu. Vaidas puikiai atsimena, kai arena startavo Kaune, tai kiek reikėjo agentam pasakyti, kad tai ne sostinė, visą laiką buvo barjeras toks. Bet tada aiškiai, kad didžiausia arena čia buvo, kas buvo ten, visą laiką klausdavo, kas buvo, kas pirmas buvo, kas pralaužė. Bet realiai su stadionais tas pats. Žinai, stadionas, it's okay, atsirado, vyksta, daug dievė, žinai, daug tų renginių bus, bet infrastruktūra nėra pritaikyta, nes tikrai nieks nesikonsultavo. Pirmoje eilėje tas stadionas nėra skirtas koncertams. Jis yra ar futbolui, ar lengvai. Nei vieno stadiono pasaulyje nėra skirto koncertą. Yra arba estrados, žinai, taip pasvietinti tie amfiteatrai, arba yra stadionas futbolui. Nes man labai pažįdomu, kas už žolę dengs, ar organizatorius, ar miestas prisiema, ar savininkas. Dabar Žalgirio stadione yra dabar. Nes žolė bus Labanaktis. Ne, bet dabar operatorius. Operatorius ir organizatorius klausimas. Čia jo, yra sustarimas. Čia yra sustarimas. Bet jeigu futbolo rungtynės būtų dabar iš karto už mėnesio. Tai sakė, kad susitvarko, žiūrėk, jeigu yra nusprendimas. Lenkijoje atveža visą išvinioja visą velieną. Tai blogiausia atveju atsivešiu už brangiai. Ko negaliu už pinigus, galiu už didelius greitai padaryti. Čia, žinai, bet aš sutinku, žinai, Vaidas labai teisingai, aš sakau, verslui sukurtos tinkamos priemonės leistų pritraukti ir pasiekti tos tikslus. Tai čia, bet problema, kad viešas sektorius yra visą laiką kažkur savo respublikoje. Žinai, nes vis dar viešam sektoriui yra tas toksai, žinai, likęs naratyvas, kad verslas tai yra blogis. Jie nori apgauti. Jie nori apgauti, čia vėl verslininkai atėjo, sugadino. Aš sakau, tu nutraukė dėl to arenų, ne? Tai sakau, kodėl yra, jeigu verslas toks blogas, kodėl Šiauliuose aš galiu uždirbti ir sumokėti? Tu nepavydėk. Uždirbti ir sumokėti, o kodėl Panevėžy kainuoja mokesčių mokėtam, kainuoja 500 000 vien tik algom. Vien tik algom, Vaidai. Tai va tau ir skirtumas. Tai nenori. Tai žinai, tai tu, kai tam atsiranda tokios įstogėlėse, žinai, galimai atsiranda, galbūt kažką
priimti po rinkimų, galbūt kažką, aš nežinau. Ne, tai man tai visos šitas įstaigos. Aliuzija į Go Vilnius? Ne, tai pavyzdžiui, Ne, tai žinai kaip Go Vilnius. Tai pavyzdžiui, jūros šventė Klaipėdai, Go Vilnius. Kam? Aš nesuprantu, kam jos reikalingos. Realiai, pritrauk turistus, okei. Dirbkite su turistais, bet ko jūs lendate į tos kažkokius organizavimus? Taigi yra kultūros skyriai, nusutinkite. Aš buvau užsienio, kai vyko ta Šaltibarščių šventė. Taip. Labai gera šventė. Šita viskas gerai. 100%. Tai va, jiems tokius ir daryti reikia renginius. Aš buvau, nebuvau Vilniuje. Verslas darė, ne? Darė verslas. Aš nežinau, kas yra irgi ten. Buvo šventė ta? Jo, ten nepamenu. Labai faina buvo. Aš nebuvau, bet mačiau feedą internetą. Šitą labai gerai. Ir Latvijai net kažką ten diskusiją, kad mūsų Šaltibarščiai. Jo, padarė tą vailą, jo, su jama, labai gerai buvo. Ir reelsų, daug dalinimuose, daug. Tai tos idėjos, kaip ir sakau, tos idėjos gimsta ir jos neša tą žinutę, žinai, apie Vilnių, visi nori važiuoti ir taip toliau. Žinai, bet... Ir niekas neklausinėjo, kiek ten tas Šaltibarščiai kainavo, dar kažkas neįdomu buvo. Dabar kitais metais darysi, supranti, jie savęs įsispraudė kampą. tą pačią datą. Taip. Ten, reiškia, kai pradeda rašyti sąlygose, Vilnius nusprendė savo gimtadienį metus švęsti 2 kartus. Kodėl? Dėl 2 kartus. Ne, man aišku, kas daugiau švęs savo gimtadienį? Ne, dėl to, kad yra sausis, yra šalta. Taip, o tada ir sausį ten skiria 200 000 tam pašaudimui, ten kažkur. Mano gimtadienis irgi yra lapkričio pabaigoje, tai mane nebešvęs. Tai dar vardadienį gali švęsti. 6 mėnesių lygiai. Išvažiavęs, kur šilta, žinai, čia šalta. Dar ne kartą nebuvau, bet idėja. Jeigu trūksta fantazijos, tai gerai švęsti tada Liepos 25. Bet dar yra sostinės dienos. Man tai tas pats, aš visą galvoju, čia miesto ir yra dienos. Koks skirtumas tarp tų švenčių? Jo, bet tai žiūrėk, mes vėl grįžtam prie to, kad švenčių mieste yra tiek, kad aš nepamiršt, pridėkit, eglutės papuošimas, nupuošimas, supranti, dar ta prasme, karaliaus Mindaugo, žinai, visus sudėdis. Tai aš turiu pasiūlymą. Visas konfiskuotas cigaretės, kontrabandinės, tegul pradeda dalinti turgelėje, nemokamai. Aš pažiūrėsiu, kaip seks išnekėti. Kaip ilgai išdalins? Išdalins labai greitai, bet kaip reaguos tada tabako gamintojas? Kaip reaguos, pavyzdžiui, būtus tada tegul dalina nemokamai, tai gal komunizmą statom? Aš tai vis tiek nesuprantu, nejaugi miestas nesuvokia, kad pats darydamas tiek daug tokių brangių renginių ištaško pinigus ir tie rezultatai, aš suprantu, kad neturi visi pasiteisinti, kad vieni pasiteisins, kiti ne, bet ar tikrai tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, tai yra normalu? Mes kalbėjom su švedai šiandien, keliais pasakom, kiek švenčių vyksta miestuose, taip toliau, jie buvo pakraupę. Jie nesuprato, kas čia dedasi. Sako, tikrai pas jūs tiek yra? Nu, sakau, taip, kiekvieną savaitgalį mes turime šventes kiekvienam Lietuvos mieste. Ir dar turime pilną mokamų koncertų. Ir dar pilną mokamų koncertų. Tu sakai užsieniečiai, aš kažkada anglo paklausiu, sakau, žiūrėk, aš tau išvardinsiu, sakau, ką žinai apie Lietuvą, žinai, tai nelabai žinojo. Sakau, žiūrėk, aš tau išvardinsiu arenas, pasakyk, kokio dydžio Lietuva, žinai. Nu, sakau, Kaune tiek, Vilniuje tiek, Šiauliuose tiek, Klaipėdoje tiek, tą išvardinu, žinai. Sako, nu, sako 30 milijonų, žinai, šalis. Aš tau galiu dar geresnį pasakyti. Paklausus užsieniečio, pasakyk, kokioj šaly yra gatvė. Taip. Gatvė, kokioj šaly. Jeigu joje yra arena pavadinimu TwinBet, kur talpina kiek? 10 000. Taip. Kitoje gatvės pusėje kompensa 3,5, jeigu stojamas. Tai dar Lietuvos ryto. Tai yra 13,5. Taip. Kompensa? 4. Nu gerai, 4. 13,5, ar ne? 13,5. Tada Jeep arena. Taip. 2. Yra 15,5 vienoj gatvėje. Tada stadionas. Kiek stadionas? Turim 15,5. 15,5 sėdimų ratų. Nu, jeigu koncas, tai bus 50. Koncas 50. Tai turime 67 500, nauja arena prie stadiono. 67 500 vieno gatvė. 500. Nauja arena prie stadiono. 5 štukas, ne? Nu, kažkas tai sakė, jo. Per koncą kiek? Nu, 17. Nu, stovimas bus mažiau. 67 plus 7 turime 74 500 ir dar gatvės pabaigoje yra pramogų arena. 4, jeigu stovimas. Kiek aš priskaičiau? 78 tūkstančių. Nu, tarsime, hipotetiškai. Paima kažkas tai sudurnavoja, koks paskastas ir pridaro visų renginių. Viena gatvė gali vienu metu. 80 000. Tu gali parduoti vieną gatvę 80 000 bilietų. Ir miestas nemokam padaro tą pačią dieną Vingio parke. Kokioje šalyje yra tokios gatvės? Londone gali rasti, ten kur olimpinis miestelis. Jo, ten yra stadionas. Geras Londonas, toliau kas dar?
Kiek gyvena gyventojų Londone? Palauk, New York'e šalia nerasi, ten yra tas... 12 berods ar kiek. Suprantate, tu šneki Londonas, New Yorkas, ten koks nors ten koks Pekinas, nu va čia. Tai jūs įsivaizduojate, iš trijų visos Baltijos šalis padauginti reikia. Ir visų adresas bus Vilnius, Ozas ir po to kažkoks skaičiukas. Ozo kažkokie gatvė. Ozas ir po to skaičiukas keistas. Nu tiesa, Pramugorė yra Žalino gatvė, bet ten Ozų. Bet kaip gerai mano tėvų būtas ten yra, tai pabrangtų viskas, jeigu jos visos pagaliau pasileistų. Galbūt pabrangs biškai ten turtas, klausyk, ką? Arba ne. Arba ne, kaip tik tai. Bet iš tikrųjų tai gyvenam pasakišką šalį. Bet aš tai žinai galvoju, vis dėlto grįžtant prie, tokie einant į pabaigą, prie tų valdininkų, tai, nu, jie nuostabų žmonės yra, mano supratimu. Žinau dėl ko? Jie gali gyvendinti fantazijas, ne už savo pinigus ir negalvodami, ar rytoj bus pliuse ar minuse. Jie jas įgyvendina, fantazuoja, paleidžia į orą. Arba jie dar geriausia, kas įdomiausia, jie sugeba aiškinti, kas yra galbūt taip geriau, arba taip reikia daryti, nes jie supranta. Tik nieko jie nesupranta, nes jie savo pinigais tai visiškai nedisponuoja. Jeigu į minusą nueis, taigi ne jisai asmeniškai nueis į minusą. Kaip biudžetinė įstaiga to gali. Jis nenueis į minusą. Žinai, eroras. Eroras. Pasi biudžetas yra didžiulis. Tai aš tai taip galvoju, kad, žinot, jeigu šitą pokalbį išgirs, aišku, aš manau, ir pasižiūrės ne vienas, apie ką mes šnekėjom, ir norės pasikalbėti, norės padiskutuoti, įrodyti, kad yra kitaip, tai aš tai su mielu noru kviečiuosi, pasikviesim ir jūs tada, ir kažkoks oponavimas turėtų būti, man paaiškinti turi, kodėl jie daro taip, ne taip. Ir aš skaitau, kad mes turim pilną teisę klausti, nes tai yra vis dėlto... Tai yra dideli pinigai. Didžiuliai pinigai ir tai yra viešas. Viešas. Mūsų visų pinigai. Jo, jie turėtų pasikalbėti su mumis, mesgi jų nekaltinam. O bičiams iš 8, kokia ten elementą? Elementas, tai spaudžio ranką, gerai trūktelėjo, gau Vilnių, tikrai gerai trūktelėjo. Gerai sudėliojo viską. Jo. Tai šaunuoliai, aš dar asmeniškai nupirksiu jiems gėlių puokštę tą progą. Ir tortą galiu nupirkti, kad tik tai būtų laimingi, bet gau Vilnius yra atitratintas, mano nuomonė. Tai čia, žinai, turbūt... Čia mano nuomonė. Heiteriam bus ką palot, bet pagrindinis dalykas, kad iš tikrųjų nėra tos diskusijos. Su verslu niekas nebando nediskutuoti. Šou verslo kaip verslo. O kam su mumis kalbėtis? Yra tenai mergaičių, yra berniukų, kurie su mielu noru bendrauja tarpusavį, dirba viens pas kitą, bendradarbiauja ten greičiausiai, nežinau, nuo senų lygiai kažkokie tai kontaktai, kaip vienas mūsų kolegas, kuris šiai dienai nedalyvauja laidojo, pabėgo į Romą pas popiežių, kažkur tenai į Vatikaną nuskrydo, kai sako, yra draugų tenai, kurie labai myli viens kitą. Tai trumpai kalbant apie tai. Liko po paradą? Ką? Liko. Greičiausia. Tai aš galvoju, kad tema dar nepabaigta, visiems aktualumum yra tas kas dedasi ir kaip dedasi. Kaip aš ir sakiau, mes ir būnam čia ir draugai, ir priešai, ir konkurentai, bet kada ta problema, ne tai kad problema, o tokia bendra informacija, kas dedasi šitoje rinkoje, iki galo visų nepasiekė, kai kada netgi nieks ir nežino, kad taip vyksta, tai mes apie tai kalbam, šnekamės tarpusavį. Mes kalbam tai, ką kalbam tarpusavį, tai dabar tik tai dar matote jūs. Tai gal, žinai, mūsų to kalbėjimo, žinai, kaip ir kalbėjom, čia noras ne kažką įžeisti ar kažką. Ne. Čia yra, visi norim, kad būtų geriau. Ir sakau, aš ką matau iš to, bendradarbiaujant viešą sektorių su verslu, gali geresnių rezultatų pasiekti. Tai... Bet turi būti diskusija, turi būti, žinai. Bet kam kalbėti, taigi labai daug laiko atima. Bet Vaidas gerai suskaičiavo, aš vasarą reiks pasižiūrėti rimtai. 7-8 renginių. Čia iš tikrųjų mes, tai džiaugiamės, iš tikrųjų tai, bet sutikite, čia ir tas pas mūsų vyriausybės PVM-as, tas tai sumažintas renginiam mums davė didžiulį postūmį. Tikrai davė didelį. Vilnius tikrai nėra kultūros dykvietė. Ne. Jau dabar tikrai gali, kur nemokamų koncertų iš savivaldybės realiai, tai jų nereikia. Nereikia, savivaldybė, taip. Ten, kur nors gyventum, ten, nežinau, atsiprašau, nuėjo akmenį, tipo, pas mus nieko nevyksta. Žiūrėk, jie sako nevyksta, bet aš tikrai jau ne vieną kartą teko ir konferencijose kalbėti su rajonų ten vadovais, kultūros tais vadovais, mūgėse. Aš bendravau. Telšių buvo, telšiai juda. Jie visi juda, bet aš kur grįžtu. Aš jų visą laiką sakau, žiūrėkit, neįimkit brangiausių Lietuvos atlikėjų. Nes kaip įvyksta? Įvyksta mama. Ir jau kitą dieną tie visi, kurie laimėjo, praktiškai visos kultūros skyriai, visi skambina tik tiems atlikėjams, kurie laimėjo. Nu, taip jau yra. Aš labai džiaugiuosi, kad pavyko taip pakelti šitą kartelę, kad jie taip daro. Bet aš sakau, žiūrėkit, jūs nekvieskit pačių geriausių. Ir žinot, šiemet Kaišiadoryse
buvau irgi nuvykęs ir prie vieno iš organizatorių sako, va, mes paklausėm jūsų, nesikvietėm pačių brangiausių Lietuvos atlikėjų, aš nesakysiu, kurių vardų tenai, 3 vardus išvardinu. Sako, mes, kaip čia sakė, mes įtraukiam savo vietinį, vietinių žmonės ir jie tenai darė, man atrodo, gitaristų rekordą. 300 gitaristų vienu metu grojo ir kiek. Nu, jie įtraukė savo bendruomenę, suprantate? Tas geras. Jo, bet suprantate, čia yra, aš ką sakau, ar gali viešas sektorius daryti nemokamus? Nu, iš tikrųjų gali. Prašymas turbūt, kad jeigu daro pagal procedūras, pagal, kad būtų skaidru ir nekiltų klausimų. Antras dalykas, supranti, kad su šitais visi miesteliai, nu iš tikrųjų darykit jūs, išieškokit, kažkokio savo, padarykit, žinai, Telšiai Ošė, žinai, kaip, nu tikrai, Šaltibarščių, tai vapšiai, nu super šventė, tikrai žiauriai faina. Marta, aš, kaip tu sakei, dabar visi daro tos koncertus, visi miesteliai, aš manau, kad jie, tipo, nu, žiūri vieni kitus. Bet taip ir yra. Bet čia yra dėl pinigų stygius ir fantazijos trūkumas. Pinigų perteklius ir fantazijos trūkumas. Žiūrėk, jie žiūri taip, tie pasikvietė šitą, Jessica, reikia ir mums pasikviesti. Tie pasikvietė, anksčiau būdavo, tie Sėlas sugebėjo nusipirkti. Aš to nemeluoju. Taip. Šiais metais aš iš vieno miesto, rajono, jie sako, mes galim sau leisti bet ką nusipirkti. Ar 30, ar 40 tūkstančių, mes sau galim leisti. Lietuvos atlikėja. Tai va žiūrėkit, jie iš principo dalyvauja varžybose ir tas yra labai aišku. O dar kitas dalykas. Merai, vadovai, dedasi savo bonusus prieš rinkimus, nes jis po koncerto užlipa ir sako, sveikinu jūs, aš jum atvežiau šitą atlikėją. Aišku, žinai, kas tikrai matosi tose mažesnės savivaldybėse, kai užlipa ant scenos, kai to mero nieks nelaukia. Žinai, bet kitas dalykas, kad supranti, iš tikrųjų tas konkuravimas, tai didžiausias, čia vadybos klausimas. Iš tikrųjų vadybos klausimas, nes vadyba atlikėjo turėtų sakyti, paimk bet kokį pasaulio ten atlikėją, sakys, mes nedarom nemokamų. Mes nedarom nemokamų, hebra. Bilietinis arba festivalis. Nu negali, Renatai negali. Lietuvoje žmonės ištroškia pinigo yra, čia be šansų. Aš jau bandžiau šitą dalyką kalbėti ne vieną kartą su vadybom, baigtų. Pamosikavo, va, tai va, aš tai nemeluoju. Prie kojos. To jau padainuosiu. Tikrai tokių yra. Ja, dėja taip yra, bet... Net aš manau, kad, žinai, atlikėjai yra, kurie turi ambicijų tenais koncertuoti didesnės aikštelėse. Taip. Tipo Jessica Shai. Ne, jie mąsto. Aš suprantu, kad dabar Jessica iki savo koncerto, iki stadiono koncerto nedaro. Bet visų... Jo, tik privatai. Kaip Jėrutis buvo paskelbęs pernai Vingio parką. Ir dar... Ten kažkokius, bet privatai niekam nedaug. Jis netrukdo. Bet tokių viešų nebuvo, ar ne? Tai jeigu tu turi ambicijų, tenais padaryti šou, geras surinkti kasą, visą kitą, tai jo. Tenka pataupyti. Yra daug atlikėjų, kurie, jie nerenka kažkokių kasų. Ne, jiems yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra miesto šventės, visi kiti dalykai. Taip, čia nieko blogo nėra. Bet teisingai pasakyti, Renatai, patys miestai turi pradėti galvoti konceptualiai. Vat, Šaltibarščių šventės, nežinau, pomidorų fiestos, karvių kokias nors. Kažkas turi būti tokių, žinai, originalaus tokio sugalvota, o ne tai, kad turim pinigų ten iš Europos, kai būna kažkokių, nežinau, ten projektų, dar kažkokį prirašo projektų ir į kairę, į dešinę jos bet kam šeria. Taip neturi būti. Žinai, man tai liūdna, kad po visų tų netgi ir Kauno, žinai, Europos kultūros sostinė ir taip toliau, ištaško tos pinigus, nėra išliekamosios. Nėra. Supranti, pasižiūrėk, ar Danai, ar Skandinavai, jie sukuria kažką, bet lieka. Po to lieka daug dalykų, bendruomenės, kažkas pas mus to tokio nėra supratimo dar, žinai. Tai va tas liūdna, tai aišku, manau, kad... Tai gerai, tai aš galvoju, kad tą gaidą mes galim ir baiginėti. Tikiuosi, kad dar bus ne vienu... Tai prasme, jeigu yra klausimų, rašykite, jeigu norėsit kažką tai sužinot, skambinkite, rašykite, klauskite, o mes... Kviečiam diskusiją, atviro stalo diskusiją. Mes tęsim tą diskusiją, jo, nes mums tai yra įdomu, mums tai yra aktualu ir aš manau, visiems turi būti aktualu ir įdomu, nes, Vilnius yra gerai, Lietuva yra labai gerai, pramogų šalis yra dar geriau. UAB pramogų šalis. UAB pramogų šalis. Ties to ir baigiam, ačiū.